Sveiki gyvi, kas žiūrit mano filmuką. Ką, vėl Nemunas, Dugninės. Nu, bandysim vėl pasėdėti. Dabar tik tais ne ties Žemaitija kažkur, ne ties Raudonė, o daug aukščiau. Kažkur ties Dzūkija. Tai va. Atsibeldžiau į man nežinomą vietą irgi vėl. Žinau tik tais, kad čia esu praėjęs vieną kartą su spinningu ir ką. Ir buvau sutikęs irgi keletą žvejų. Tai, ką aš žinau, sakė, šapalų čia pagavo šitoje vietoje. Tai vat, užsėdau ant to pačio krantelio ir bandysim čia pasėdėti, nežinau, iki vakaro, kažkiek gal naktį, iš ryto, nu, kaip visada. Tai va, leikti kartu. Jau ką pasirašiau iš namų. Turi dar dziką, slieką, kukurūzą. Tai visa tokia asorti. Ką ir bandam, ne? Prieš žvejybą prasiskanau čia dar su diperiu. Tai rodė metrą šiam, metrą 7, metrą 9 daugiausiai. Ten, kur gaudavo, čia, kur viskas sumesta, tai va, bet irgi, kaip ir praeitoj žvejybai, žuvies, nėra. Tai va, nu kažkokį vieną šniūrą nuskaitė, bet ten, nežinau, galėjo būti, nežinau, kas tik nori. Ar žolė, arba netgi lydeka nustovėti, tai su Dugninėm nelabai tokia paimsi žuvelioką, tai va. Tai va, ką. Per mažus, šapalas nelegalas. Toksai. Šmaki.
Čia ta duobė, kur sakiau. Sėdžiu, sakau, reikia į kokią kamerą pastatyti, pafilmuoti. Kadrų jums. Girdžiu, kažkas už nugaros vaikšto, blemba. Toks trekš, nu blemba, galvoju, koks žmogus ateina. Ta kelias čia toks yra, ten turėklas matot už manęs. Ką žinau, atsisėdau, laukiu, gal, ką žinau, gal žvejai eina. Po to žiūriu. Briedis išbėga. Bliama, geras. Mačiau čia atydamas pėdsakus irgi briedžio, elnių, stirnų, dabar ruduotai visi duodas į kairę, į dešinę. Įsišėrė taškas ir į tašką atėjo krūva aukšlių. Nežinau, kitokios žuvies kažkaip nėra. Vienas šapaliukas, dvi aukšlės, viskas. Ir bombarduoja tas aukšlės toliau. Viską, ką gali. Kiek įmanoma. Aukšlės daužo per dzikūnus ir nieko daugiau. Vieną meškerę ant slieko prie duobės krašto, kita pačioj duobėje. Tai ta, kuri duobėje, tai kaip iš automato. Būrys tų aukščių susirinko ir
niekaip negali atstoti. Bombarduoja. Nežinau, vieta tokia šūdina, kad jau norėjau viską pakuotis ir varyti, bet į kitą vietą, čia šalimais esančią, bet ką žinau, žiauriai tingi, valandą susipakuoti, vėl valandą išsipakuoti. Na, čia žiauriai tingi. Kažkur toliau keliauti, tai, sakiau, kai bus, tai bus. Šitą iki dugno išbandysiu ir jeigu nieko, tai ir nebegrįšiu niekada. Tai va. Truputį jau po 7 prasidėjo toks daugiau mažiau kibimas. Tai slieka patampa, tai kukurūza patampa, bet nieko rimto. Nieks negali apžiūrėti. Tai va. Dar gerą valandą ir pradės tempt. Kitoj pusė, karočiui, vėl briedis varo. Viens į vieną pusę, kits į kitą. Nu geras. Kas čia jum yra? Čia dar turėtų būti ribokas kažkur. Nesuvalgytas briedžių vaikelį. O, su žuvim varo. Ką ten neši? Dek. Kažkokį parazitą atsitraukia. Nedidelį. Tik čia. Koks parazitas. Daužia. Šis lieka visą nueina, žiūrėkit. Na, ir ką man su tam dabar čia daryti? Galėtų būti 3 kart didesnis. Slieka, nieko neliko. Galėtų koks didesnis įskaitinis šapalas stukteltų. Pum. Kad visą taip beškeria. Uždusytų taip normaliai. Nu, bet vis tiek smagu. Vakaras. Gamta. Kas ten plaukia?
Vėl tas pats briedis. Varo. Srovė varys. Nu, sutemam. Užsidėjau švieselės. Daužo maži šapaliukai, bet nieko rimto. Dar prie tą pačią šikšnosparniai pradėjo atsitrenkinėti į valus, į meškeres. Nemato, kur skrenda. Tai va, pabandysim dar pagaudyti sutemus. Turim pirmą naktinę žuvį. Ar tik ne šapalas. Šlapalas. Nelegalus šapalas, na. Kaip ir prie legalių, bet dar nelegalių. Oho. Nu jau. Pasileis balvonas. Kur tu čia nori plaukti? Gerai. Toks žapalėcis. Kai gali. Plauk. Dar blemba tiesiai pirštais įsegiau kablį. Per šitą svolačių
Nu, dar viens nelegals. Pilnu pilvu išpūstų, kaip turi būti. Pilna dzikų. Ai. Parazitas. Dzikus ryja. Jau karyja. O paleisti vis tiek reikia paleisti. Šitą malolėtką. Vakarienė. Kažkaip taip atrodo. Nežinau. Sumečiau šitas meškeres, bet nežinau. Judesio nelabai yra. Kaip dieną, taip naktį. Dar iš vakaro pajudino tie šapaliukai. Bet daugiau nieko. Ramu. Sakai, gal kokias boilės užsidėdė? Gal kokius boilės užsidėti, nežinau. Tai va. Marin halibut 12 mm. Čia toks miksas visokių tai. Tirpsta. Nežinau, kas ant jo. Šapalas gali, sorius, šamukas. Tokia iš vis minkšta. Tirpstantis daiktas toks. Tai va. Į akis musytas skrenda. Nu viskas, jau palapkį. Atžvejojau 12 valandų, nuo 12 dienos iki 12 nakties kažkur. Tai va, dar apsikuičiau biškį, apsikuičiau truputį ir ką, varys miegoti. Tiek žinių, всё, labanakts. Labas rytas, suraitytas, ką keliamės. Vyniojam meškeres, vyniojam namo. Dar prieš važiuojant namo reikia žuvis paleisti kelias, tai va. 3-4 aušlės. Prastas žiūri laimikis, nežinau. Nu, nieko nepadarysiu, tokia vieta. Viską išbandžiau, nieks neveikia. Žuvis neatėjo, stebuklas neįvyko.
Toks laimikis, įsivaizduojat. Na, aišku, be tų kelių šapaliukų, kuriuos čia paleidau. Nežinau, ar čia tokia vieta. Čia taip nugaudyta. Žiauriai. Leidžiam tas klubukus atgal. Plaukia. Na ką, manau, kitą žvejybą jau darysim su spinningu. Kažkur kur nors, ar su kokia valtelė, ar nuo kranto, dar nežinau. Bet jo, tikiuosi geresni rezultatai bus nei šį kartą. Tai va. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.